Vizijos ieškojimas. Mergaitė visą dieną klaidžiojo po mišką. Jai gynė liūdesys, o širdis buvo pritvinkusi pykčio. Ji taip pat norėjo ieškoti vizijos, net jei tai buvo leidžiama tik berniukams. Bet dabar, nusileidus saulei, kažkur sąmonės pakraštyje, mergaitė pajuto šokant baimę. Ji pasiklydo, buvo ištroškusi, o pilvas gurgė iš šalčio. Mergaitė tyliai atsisėdo po medžiu ir sukluso. Vėjas jai visada padėdavo rasti kelią, bet dabar pyktis buvo užgožęs jo balsą. Staiga švelniai sujudo medžių lapai. Mergaitė įsiklausė ir ėmė sekti vėją. Oras prisipildė gaivaus vandens kvapo. Netrukus mergaitė pasijuto stovinti ant upelio kranto. Ji padėkojo vėjui ir rieškučiomis pasisėmė vandens, kad numalšintų troškulį. Pakėlusi akis išvydo į ją žiūrinti mažą elniuką. Jų žvilgsniai trumpai susitiko ir elniukas nubėgo pas motiną. Perbridusi upelį, mergaitė sočiai pavalgė prisisirpusių uogų ir riešutų. Vasara ėjo į pabaigą ir gamta dosniai dalijo gėrybės. Ieškoti kelio į namus jau buvo per vėlu. Todėl mergaitė keliavo takeliu, kol priėjo gražią proskyną. Ją visą buvo užliejusi spindinti mėnulio šviesa. Mergaitė puolė į proskynos vidurį ir pagauta ekstazės ėmė šokti, dainuoti, kol išsekusi krito ant žemės ir užmigo giliu miegu. Tačiau balsai šaukė ją pabusti. Pagaliau mergaitė atmerkė akis. Pasaulis jai pasirodė visiškai kitoks. Pabandžiusi pajudinti kojas, suprato, kad negali to padaryti. Pažvelgusi į save, suklykė iš nuostabos. Jaunas jos kūnas buvo apaugęs sena grublėta žieve. Rankos buvo pavirtusios šakomis, o kojos giliai įsmigusios į žemę. Ji pavirto medžiu, senu gumbuotu medžiu. Kas man nutiko? Ką tu padarei mano kūnui? Pasigirdo juokas. Man visai nejuokinga. Grąžink man mano kūną. Ne taip greitai, mano vaike. Stebėk ir klausykis. Praeis šiek tiek laiko ir sužinosi daugiau, atsakė vėjas. Mergaitė paklausė vėjo patarimo ir nusiramino. Ji tylomis klausėsi ir atidžiai stebėjo. Kai pažvelgdavo į savo naująjį kūną, pajusdavo pritarimą, meilę ir begalinę kantrybę. Nebebuvo prasmės skubėti. Metų laikai keitė vienas kitą, o mergaitė savo šakose glaudė daug šeimų. Paukštelius, jauną voveraitę, pulkus ančių. Vėjas nuolatos glamonėjo ją. Žemė suteikė viską, ko reikia. Mergaitė supo taika ir ramybė. Išlamėjo ir leido geriems jausmams užplūsti jo širdį. Ji jautė, kad jau žino pakankamai,
tačiau neturėjo nė menkiausio supratimo, iš kur visa tai. Balsai tilo, bet ji vis dar galėjo juos girdėti, kai gerai įsiklausydavo. Kas jūs? Paklausė mergaitė. Mes esame protėviai, mano vaikė. Amžių saugome senovės paslaptis, kaupiame visas žemės žinias. Kur jūs? Visur, mano vaikė. Mergaitė nuščiuvo ir tuo momentu suvokė. Jūs esate medžiai, ar ne? Taip, mano vaikė, tai tiesa. Mes čia stovime, tyliai liudydami viską, kas nutiko šioje žemėje. Mūsų šaknys gilios, įsiraiskiusios visoje žemėje. Mes ilgus amžius saugome žinias. Nuo seno tavo rūšies būtybė žinojo tai ir mus gerbė. Ištikus nelaimiai, jie ateidavo klausti patarimo. Laimės akimirką jie ateidavo pasidalinti džiaugsmu. Jie laimindavo mūsų dvasias už tai, kad šildydavome jų namus ir išvirdavome jiems maisto. Kai kurios medžių dvasios kalba žmonėms per drožinius. Mes stojame didžiais totemais prieš jūsų kaimus ir palaikome tautų dvasią, bet žmonių giminė tai pamiršo. Jūs manote, kad esame paprasčiausi medžiai, tačiau pamirštate, kad už savo gyvybę turite dėkoti kaip tik mums. Mes teikiame orą, kuriuo kvėpuojate. Nukreipiame vėjus virš žemės, kad šie atneštų lietaus ir atvesintų orą. Mes džiaugiamės, kad pagaliau atėjai pas mus vaikė. Esame dėkingi už tai, jog vienas iš žmonių giminės vėl pasiruošęs išklausyti. Mažoji mergaitė pajuto gyslomis tekant syvus ir suprato ką tik išgirstų žodžių tiesą. Medžiai matė ir žinojo viską. Jų išmintyje slypėjo meilė, todėl jų žinias nušvietė švari ir skaidri šviesa. Medis transformacijos momentą priima su džiaugsmu, o žmogus vadina jį mirtimi ir bijo. Mergaitė pasiklydo savo naujajame pasaulyje, o jo širdis netvėrė džiaugsmu. Paskutinis dalykas, ką ji išgirdo, buvo balsas. Mokyk kitus su mumis kalbėtis, mokyk, kaip pažinti mūsų meilę. Dalykis dovaną, kurią gavai. Kai pabudo, ji gulėjo proskynoje ir žvelgė į žvaigždes. Ištiesus rankas, mergaitė suprato grįžusi į savo senąjį kūną. Staiga ji nuliūdo, tačiau išgirdo šnabždant balsus. Ji nuskubėjo prie artimiausio medžio ir apsivijo rankomis jo kamieną. Mergaitė atvėrė savo širdį ir susiliejo su medžiu. Nusprendė, jog daugiau niekada taip nebežvelgs į gyvenimą. Kitą rytą jie lengvai rado kelią namo, ją vedė medžiai. Pamačiusi į kaimą grįžtant savo dukterį, jos motina kartu ir pyko ir jautė palengvėjimą. Jau rangėsi pamokyti ją, išvydo pasikeitusias mergaitės akis. Tai nebuvo mažos mergaitės akis. Jos dukra spindėjo išmintimi, visai nebūdinga tokio amžiaus vaikui. Motina nebyliai nuvedė mergaitę į kaimelio centrą. Ši atsisėdo ant šulinio krašto ir ėmė laukti. Lėtai, vienas paskui kitą, pradėjo rinktis kaimiečiai. Mergaitė papasakojo žmonėms apie savo viziją.
Ji paėmė medžio gabalėlį ir padėkojo medžiui už tai, jog jis sutiko degti žmonių šidinyje, šildyti juos ir gaminti jų maistą. Mergaitė nuvedė mažuosius prie artimiausio medžio ir pamokė juos klausytis. Ji liepė vaikams atsistoti nugarą į medį ir prašyti jo išminties. Jie turėjo keletą kartų giliai įkvėpti, kreiptis į 4 pasaulio kryptis ir 4 elementus. Po to jiems reikėjo tyliai pastovėti ir leisti medžio energijai tekėti kūnais. Po kelių sekundžių, jeigu iš tiesų visiškai atsidavė, jie turėjo pajusti lengvą supimą. Jam susilpnėjus, vaikai galėjo susilieti su medžiu ir išvysti pasaulį jo akimis. Mergaitė priminė vaikams, jog šie visados padėkotų medžiui, bendrautų su juo nuolankiai ir su meile. Suaugusius ji nuvedė prie seniausio medžio kaimo pakraštyje. Visus palaiminusi, ji pristatė juos medžio dvasiai. Daugelių metų žmonės čia rinkdavosi pasikalbėti ir pasitarti. Dabar kaimo žmonės žinojo kodėl. Jie padėkojo ir juokdamiesi, džiaugdamiesi, susėdo pabendrauti su naujo draugo dvasia. Ta naktį prieš užmigdama mergaitė pažiūrėjo į šakas, laikančias jos stogą, ir padėkojo. Ji meldėsi, kad žmonės kada nors išmoktų kalbėtis su medžiais. Mažoji nusišypsojo, nežinojo, kad savo sapnuose susitiks su medžių dvasia. Visiems, kurie tik norės jos klausytis, ji primins apie dovaną, kurią gali pasiūlyti